Labą dieną visiems, norėčiau pakviesti visus arčiau scenos, nes yra labai įdomi tema. Tai yra lašiša, viena iš gražiausių, didžiausių žuvų Lietuvoje. Ir truputį skirti 20 minučių pasiklausyti tiesiog įdomių dalykų apie šią gražią žuvį. Tai gal, jeigu nesunku būtų trumpam nueiti nuo stendų ir paaukoti 20 minučių šiam įdomiam pranešimui. Taigi, visi žinom lašišą, dažniausiai ikriukai, mėsyti, iš Norvegijos dažniausiai, skanu, labai gerai, visi labai mėgstam. Tačiau, ši graži ištverminga žuvis keliauja 1000 kilometrų, kad pasiektų savo nerštavietę. Lietuvoje, nuo senų senovės mes turime vienus iš gražiausių turbūt nerštaviečių pasaulyje – Atlantės lašišos. Kažkada buvo Merkio baseinas, Žeimenos, pastačius elektrinę, populiacijos sumažėjo ryškiai. Tačiau, nuo 2005 metų tiek įžuvinių pastangom, tiek nerštaviečių saugojimo atkūrimo programos suveikė. Ir pagaliau ši graži žuvis vėl atplaukė neršti į mūsų upes. Lašiša. Turbūt visi žino, kad daugelis važiuoja gaudyti Norvegiją, Švediją, Suomiją, Angliją, Škotiją. Tačiau mažai kas žino, kad palyginus su visom tom šalim, Lietuvoje, įsidėmėkite, galima sugauti didžiausią lašišą. Lietuvos vidurkis reproduktorių, tų, kurios atplaukė neršt, yra vidutiniškai 10 kg. Skandinavijoje 6 kg. Anglijoje, Škotijoje apie 4 kg tik. Taigi, kai jūs Džonui, Wilsonui, Mackenzijui siūsit 10 kg šitą gražią lašišą, jis sakys, puiku, kur galima atvažiuoti tokią pagauti. Kai jūs vietiniam Petrui, Slavikui pasakysit, tai nieko tokio, aš tik jas gaudu po 14-15 kg. Taigi, mes tarsi tai žinom, bet plačiai visuomenės masė nežino. Tolimiausias kelias. Ar jūs žinojo, kad mūsų Atlantė lašiša, Baltijos tik porūšis nedidelis, sukuria tolimiausią kelią į Žeimenos baseiną. Žeimenos baseinas yra unikalus tuo, kad turi populiaciją nuo akmens amžiaus, nuo tų laikų, kai tik pradėjo čia gyventi lašiša. Ten neįžuvinta, neįveista, nepakeista, nemodifikuota, kaip dabar madinga sakyti, visi produktai. Jinai grina vietinė populiacija. Dėl to išsaugoti ją reikia mirtinai. Čia, kaip sako, myliu, noriu, negaliu, bet ją reikia išsaugoti. Visur kitur pasaulyje jau yra įžuvinta, modifikuota, o čia yra unikali vietinė Žeimenos populiacija. Skaičiai, kam įdomu ir kas labai nori, o kiek čia tų ar tikrai neršia, o kiek čia visokių variantų, štai ir skaičiai. 2005 metai ir 16. Kai prasidėjo programos įžuvinimo, kai prasidėjo saugimo programos, Siesartį nuo 25 tik tais lizdų pakilo iki 140 lizdų nerštaviečių. Meroj nuo 24 lizdų iki 96 lizdų. Žeimenoj nuo 90 iki 264, įsidėmėkite skaičių. Vietinė populiacija, kuri gavo galimybę atsigauti. Vilneliai nuo 90, nuo 53 iki 250. Vien 200 lizdų buvo nuo Vilnelės sekėjimo į Nerį iki Belmonto užtvankų. Įsivaizduojate tokią mažą atkarpą 200 lizdų. Vėliau tiesa įvyko ekologinė katastrofa, kaip čia pavadinsi, trūko užtvanka. Nežinia, kaip išgyvens ikriukai, gal dalis išgyvens, dalis ne. Problemos didžiausios. Kai tik mūsų gražuolė lašiša nusprendžia plaukti į jo gimtasias jos upes, sutinka su tinklais. Jie neturi būti teoriškai, tik pagrindiniai tinklai, bet jie yra paviršiniai. Ir tuo metu, kai nebūna audrų, kai galima tinklus statyti, jos patenka į pirmosius spąstus. Pirma stotelė sunku. Toliau užtvankos. Iš 1400 užtvankų Lietuvoje yra tik 24 žuvitai. Iš jų mažiau negu pusė yra veiksmingi.
Visi kiti pastatyti, kaip mūsų dažniausiai irgi neįgalėsim padaryti įkalnis. Tokios teoriškai yra, praktiškai neveikia. Taigi, norint ateityje gerinti visus tos dalykus, reikia tiesiog suprotus žuvitakius. Konsultuoti su ichtiologais, hidrologais, viską taip apgalvotai ir protingai. O ne tiesiog, kad būtų ir pliusiukas susidėta. Na ir mūsų didžiausias džiaugsmas, kabutėse, tai kai galų gale pro visus svarbus ir negandas Lašišaitėje prasibrauna mūsų draugai kabliautojai. Vat jie naktim nemiega žmonės, nedirba, o, prašau, galite apžiūrėti, kam įdomu. Aš čia padėsiu prie jūsų, jūs rimtas vyras. Ir jie pradeda savo juodą darbą ir daug metų jiem labai gerai sekėsi. Žmonės susidirbdavo, parduodavo, nepaslaptis ir dabar parduoda, tiksliau jau sumažėjo jų skaičius dėl kai kurių gerų žmonių, bet vis tiek parduoda daug. Ir naktim nukabliauja. Žieberklas ten jau toks jau praeitas dalykas. Kabliautai dabar su meškerėm tarsi ir normaliom jėgės kažkokiais įrankiais, tačiau yra didelis kablys, svoris, tiesiog užkabinama. Ir toks juodi darbeliai vyksta. Štai vaizdeliai. Čia po draugės užtvankos griūties, čia po draugų kabliautojų, likę tik pakrantė ikrai, kraujai, mėsos, tai yra po vilneliai 15 lizdų. Ir tokie buvo pėdsakai palikti po nakties. Reiškia, kiekvienam lizde minimum 2 žuvys, po 15, 16, 20 kg, čia neriba. Ir tie vyrukai viską sutvarkė. Štai čia įrodymas, kaip yra dar sužalojamos lašišos, čia patino. Žvejo sugauta mėgėžiškais būdais, su vobleriu. Pamatyta, kokie yra randai nuo kabliautojų likę. Įnagiai, kaip sakiau, ką padėjau čia, kam įdomu, čia iš toliau gali pamatyti, dažniausiai trišakis, svarelis, arba dar yra gudriau, blizgė, priliejama daugiau, padaroma tarsi blizgė, tačiau svarelis su didelis kabliais. Teoriškai viskas leidžiama, rusiškai zakonna, angliškai viskas licencija. Tačiau yra kabliavimas iki toks pats. O čia yra mūsų dar juodieji broliai povandenininkai. Jie sako, kad mes labai grožimės, norim išsaugoti žuvis, tačiau vat yra tikroji jų pusė. Žemenoje atėjus rudeniui, tie gerieji vyrukai susirenka į būrelius ir, kaip jiem patogu, kaip nieks nemato, paneria į žemę labai paprastai, kaip akvariumą, skaidri upė, kas buvo, kas nebuvo pranešęs, labai skaidrus vanduo. Ir nusiduria savo pietums, vakarieniai, draugams, dovanoms po Lašišaitę. Nu, Lašišaitę nepavadinsi tikra lašiša, bet štai jų yra tokie darbeliai. Jie dabar čia labai nori viską licenciškai daryti, kad jiem ežerų daugiau duotų, kad jiem daugiau duotų plotų. Nes jie vargsta vyrai, jiem norisi mėsos, neužtenka tik grožėtis. Išeitis. Ar mes galim kažką padaryti? Galim. Pirmiausia, tinklai. Gal kada nors, kai pinigai taip neglosti širties, kaip visiems kitiems nebus taip aktualu, ką įsidėti kišenę ir nebus vadinamų atkatų, parėmimų, įkišimų į kišenuką ar vokelį, pagaliau mes galėsim tinklus panaikinti. Niekur Europoje vidaus vandenyse tinklų nėra. Visi sako, o kaip žmonėms žuvytės pavalgyti, ne? A kaip badauja mūsų tauta brangi žuvis, yra pilna tvenkinių. Tos lašišos, kuriuos taip skaniai valgo, ten sumuštino ir ikriukus daro, jos visos fermose. Skandinavai seniausiai nesivargina savo gražių laukinių žuvų dėt ant stalo. Saugina viską fermose, parduoda. Be problemų, vyrai, pas mus ką kitaip? Prašau, tvenkinių, ežerų, kiek norit, mokytis, darykit, auginkit sterkus, lydekas. Vaivorykštus upėtakius, prašau. Nėra tokios problemos, padarykit, kaip sakoma, tą jūsų pisniuką ir džiaugimės visi. Ir žuvies bus, ir jums pinigų bus, nereiks, kad dresnė žuvė kažkaip nuostolinga yra. Tačiau pas mus norima pjauti, bet nesėti. Čia palyginimai, yra medžioklės zona, aš pasakysiu, kad medžioklės nėra densnės, teisingai.
Yra paprasta medžioklė, yra plotai, kur žmonės saugo savo žvėris, nusišauna. O pas mus norima tiesiog viską semt iš ežerų, bet nelabai ko rūpintis, arba teoriškai žuvint kažkuo kažkaip, kažkur mailiuku, kurį paskui kažkur jis dingsta, bet taip viskas vyksta. Todėl, prašau, vyrai, verslininkai, nuomokitės, auginkit, viskas bus tvarkoja. Tik nesakykit, kad iš gamtos reikia viską imt, bet nieko neduoti. O palikit gal, neškartom, viską, kad jie savo galėtų ir prižiūrėti, kai kurie nori pasimti vieną kitą žuvelę, bet viską palikti, kaip sako, motinai gamtai. Su didžiulė pagarba ir džiaugsmu. Žuvitakiai, vėlgi, jeigu negalima tos užtvankos, labai reikalinga, elektrą gamina, žmogui prūdelis, gėlytės, lelijos, tai bent jau padaryti normalų žuvitai. Konsultuotis ilgai, derinti projektą, padaryti tvarkingą, tikrą, kad jis būtų žuvitakis, o ne tiesiog kaskada pasiplaukimų. Veisimas reikalingas. Žinoma, be jo neapseisim, turi būti tiek upėtakiais, tiek iršliais, tiek lašišom, tiek metinukai šlakiais, viskas yra tvarkoj. Tačiau didžiausias dalykas yra saugomas ir natūralių buveinių. Geriau palikti, kaip sako, motinai gamtai ir saugoti tai, ką turim, negu bandyti vėl išradėti virti iš naujo ir užveisinėti žuvį, kurie tiesiog yra ne tiek atspari, ne tiek genetiškai įgudus apsisaugot ir visų tiek vandens svyravimų, tiek ligų. Palik natūraliai gerą populiaciją. Pilietiška visuomenė, jūs visi. Jūs galite priklausyti žvejam mėgėjam, galite būti asociacijos nariais kažkokios galbūt, galite nebūti. Tačiau jeigu jūs visi prisidėsit, pamatydami, kad jūsų kaimynas naktį kažkaip labai jau vėlai išsiruošė su kažkokiais keistais įrankiais kažkur prie upės ir pasivelka maišuose didelės žuvis, galbūt praneš tam tikrom įstaigom, gamtos apsaugai, kažkas vis ne taip. Gal jūs eidami grožėtumėsi pakrantės upės, mat kažkokie keisti vyrukai, labai jau kažką taip įtartinai nužiūrinėja. Galbūt jums pasiduoti įtartiną, praneškit. Lygiai taip pat, gamtos apsaugai. Ir nupjauta koja. Aš jau toks linksmas dalykėlis trumpam atsipalaidavimui. Viskas yra gerai, ką aš išvardėjau. Bet geriausias yra dalykas, kada upė yra natūrali, be jokių žuvitakių, netgi galbūt be jokio meškeriojimo. Taigi, jeigu jūs turite visas sveikas kojas ir jums sako, žinot, gal jūs apseisit su vieną nupjautą koją ir sakysim protezą. Taip yra su tais žuvitakiais visais ir toliau. Tai gal geriau palikti upę tokią, kokia jinai buvo sukurta motinos gamtos ir lašiša ten savo sėkmingai gyvena ir išneršia. Dabar ar mes galim tokią kaip žeimeną apsaugot nuo bet kokių kliudimų, palikti kaip rezervatą? O gal galime palikti tas upės meškeriojimui, bet palikti vieną gražų rezervatą, kur mes galėsim grožėti dideliais egzemplioriais, kaip jie neršia, kaip jie savo ramiai, tyliai išneršia ir palikti ją kaip tiesiog muziejų eksponatą, kuris galbūt po kelių metų, po 15 metų, kai turėsim gal didžiulę populiaciją, galėsim vėl ten meškerioti, tačiau kurį laiką nors pailsėti upiai, kad jinai ramiai galėtų savo nuo tikrų meškeriotojų, nuo apsimestinių, nuo kabliautojų pailsėti. Taigi lašišos dienoraštis, kas čia? Kažkada prieš 5 metus iniciatyvių piliečių, žvejų, mėgėjų, sportininkų, neetatinio aplinkos apsaugos darbuotojų dėka pradėjo veikti kaip kelių žmonių grupė, kurie nusibodo matyti tai, kad yra kabliaujama, kad yra brakonieriaujama, nieks nevyksta. Reikia būti realistais. Negali būti valstybė visur ir pastatyti kiekvieno inspektorius prie kiekvieno žvejo, tikrinti, kabliauto. Nėra tokių pajėgų, būkime atviri, mes nesam, net Amerikai turbūt taip savo neleidžia daryti. Todėl jie pradėjo naktim saugot, pranešinėti gamtos apsaugai, kas vyksta, stebėti upę. Ir po kurio laiko, būtent šiais metais, įsikūrė asociacija. Dabar esame juridinis vienetas, mūsų gretos didėja, mes pradėjom siūlyti įvairius projektus, pasiūlymus, bendrauti su valstybinėm institucijom, kad mūsų uždaviniai nėra nubaust žmonės, nesusodinti jos kažkur į neprikrauti baudų, į raštinės nesusodinti, bet šviest, taip
apsauga yra svarbu, bet šviesti visuomenę, kad visi žinotų, kad yra graži žuvis ir ką jinai veikia mūsų vandenyse ir kad jinai atplaukia, jinai nuostabi. Tai visiems dar kartą siūlau rudenį, kad būsit prie Belmonto, vestuvę švęsit, pas draugus važiuosit. Pabūt ten, pamatyt, kokie yra gražus vaizdai, kaip 14 patinas, 10 patelė kartu būna prie savo lizdo. Kelti miško kultūrą. Ar visada reikia pasimti žuvį? Galbūt ne. Galbūt reikia tą etapą jau peržengti, kada žuvis kitais maitinimosi šaltinis. Galbūt meškeriojimas gali būti ir dvasinis dalykas, kada tu tiesiog pasigroži gamta, galbūt pagauni tą žuvį ir ją paleidi atgal. Mes glaudžiai bendradarbiaujam su visom struktūrom. Ir mes stengiamės nebūti kažkaip nuošaly arba atskirai. Ir uždaviniai vien tik, kurie mes susikėlėm per tą laiką, rezultatai buvo nuostabūs. Daugelis piliečių palaikė Facebook paskyrą ir daugelis parėmė šią idėją. Iki šiol parodoj per 2 dienas daugelis žmonių prieidavo, ką jūs daro. Dėkodavo, sakė, mes prisijungsim. Institucijos lygiai taip pat. Ačiū Dievui, kad galbūt šiais metais, kitais, pagaliau mūsų pasiūlymai bus įgyvendinti, nes nepaslaptis, visi pritarimai yra tarsi gauti, ir tos susidėjus, kad mes įsakėm dabar per pristatymą ir parodoj, bus įgyvendintos. Štai mūsų puslapis, paskyra socialiniam tinklui Facebook, paštas, visi, kas nori pasidomėti, prisijungti, o galbūt paremti 2%, galbūt jūsų asociacija, prašom. Mes labai lauksim paramos. Niekas, noriu pasakyti, čia mūsų, kaip sakoma, mums už tai nemoka, kadų nemoka, mes visi aukojam savo laiką, pinigus. Ir jeigu nors kažką sudomins mūsų veikla ar norės prisijungti, mes labai jūsų laukiam. Ir pabaigai, niekad nebūna veiksminga veikti atskirai. Jeigu mes visi sujungsime tiek, kurie galbūt nemeškerioja, bet tiesiog myli gamtą, tie, kurie meškerioja, kurie gal meškerioja, visas pajėgas kartu, stengsimės išsaugoti šitą gražią žuvį. Aš manau, rezultatai bus nuostabūs. Taigi ačiū Jums už laiką, už dėmesį, tikiuosi Jūs sudomino lašiša ir galbūt pasimatysim prie upės kranto. Ačiū Jums, gal bus klausimų. Dėkui, gražios dienos, gražios parodos. Ačiū.